Šiandien žalgiriečiai žaidžia antrasias rungtynes su Maskvos Dinamo komanda. Maskviečiai vilkė baltais marškinėliais. Pasikeitė vienas teisėjas, vietoj Limajevo teisėjavo Alikas Rzaivas, taip pat teisėjas iš Baku, ir Vladimiras Šamis, teisėjas iš Leningrado. Kauniečiai šios dienos susitikimą pradeda tokios sudėties: Kurtinaitis, Brazys, Sabonis, Krapikas ir Einikis. Kiek pasikeitęs kauniečių startinis penketas. Maskvos dinamiečiai: 12 numeris Dmitrijus Trušinas, 11 Sergejus Grišajevas, 15 numeris Sergejus Kočerginas, 9 numeris Sergejus Bazarevičius ir 6 numeris, vakar žaidė labai rezultatyviai, tai Dmitrijus Sukharevas. Nėra šiandien komandoje Elšado Gadaševo, jis gavo traumą vakar, taip pat nežaidžia ir Valerijus Sizovas. Bet taip mes stebėjome prie susitikimą maskviečių treniruotę, jie nusiteikia labai ryžtingai. Aišku, prarasti neturi ko, vieną kartą pralaimėjo, todėl antrą kartą stengsis sužaisti su šalies čempionato lyderiais, Kauno Žalgiriečiais, gerai. Aišku, vakar puikiai žaidė Rimas Kurtinaitis, gerai jam talkino Gintaras Krapikas. Ir kiti žalgiriečiai neatsiliko nuo savo lyderių, prasižengė. Ne, Vladimiras Šamis ir iš karto. Na, maniau, kad Alikas Rzaivas norėjo skirti pražangą Sergejui Kočerginui, bet pamatė, taip, abipusė pražanga. Ar ne? Dar kartą pasižiūrėsime, koks bus teisėjų sprendimas, neskubėsime. Ne, vis dėlto, žinot, aš lieku prie savo nuomės, kad Alikas Rzaivas pradžioje buvo pažiūrėjęs į Kočerginą. Vladimiras Šamis parodė ryžtingai, kad neteisus buvo Brazys. Jaunesnis kolega sutiko su tarptautinės kategorijos teisėjų sprendimu. Taigi, pražanga įrašyta Algirdui Braziui. Antra minutė, rezultatas lygus 2-2. Sukharevas. Gintaras Krapikas 4-2. Po vakar dienos pergalės žalgiriečiai po 25 rungtynių turi iškovoję 23 pergalės. Antroje vietoje Kijevo Budevelnikas. Vakar kieviečiai namuose įveikė didokų skirtumo Almatos Karius. 25 rungtynės, 21 pergalė. Žalgiriečiai turi 2 taškų persvarą. Trečioje vietoje pagal iškovotas pergalės tiek žengia Maskvos Dinamo kolektyvas. Taip pat 21 pergalė, bet jeigu Žalgiris ir Budevelnikas žaidė po 25 rungtynės, tai Maskvos Dinamiečiai jau šiandien žaidžia 34 rungtynės. 6-4 pirmauja Dinamo. Ketvirtoje vietoje CSKA komanda. Po 29 rungtynių 20 taškų, 5 Almatos Kariai, 31 rungtynės, 20 taškų, 6 vietoje Statyba. Tiesa, tiek pat pergalių, po tiek pat rungtynių, po 30 turi ir Talino Kalevas. 8 Tbilisio Dinamiečiai, 32 susitikimai, 12 pergalių. Taip atrodo 8 komandos. 9 vietoje Minsko Artai, 10 Šachtjoro sportininkai, 11 vietoje Spartakas ir turnyro lentelės pabaigoje Vepas, 4 tik pergalės. 8-4, trečioje minutėje pirmauja Maskvos Dinamo krepšininkai. Na, apie futbolą truputėlį vėliau čia taip žvilgterėjau vieną tokį įdomų bukletą, kuris yra ant mano stalo. Apie jį truputėlį vėliau. Tai vėl pilna Kauno sporto halė. Štai mūsų režisierius Vladas Boguševičius parodo tą bukletą, manau, jūs jį pažįstate. Tai Vilniaus Žalgirio futbolininkams skirtas bukletas. Štai žvelgiu dabar, kas išleido. Išleido Sovietski sport leidykla, o spausdintasis Talino spaustuvėje. Ir 90 000 rublių susižėrė šio leidinio leidėjai. Tiesa, tekstas parašytas mūsų gero pažįstamo kolegos žalgiriečių gerbėjo Aleksandro Levinsono, bet iš karto kyla klausimas, o kodėlgi mes nesugebėme išleisti panašių leidinių ir dar su geresniu tekstu. Matyt, yra apie ką pagalvoti. 12-9, ketvirtoje minutėje pirmauja Maskvos Dinamo krepšininkai. Sukharevas. Ir šiandien, kaip matote, nusiteikęs labai kovingai. Kurtinaitis. 2-2 su Einikiu. Sabonis. Maskviečių gretose dabar po krepšių Grišajevas ir Sukharevas. Ūgis per 2 metrai. Tai maskviečiai, aš nesuklydau, šiandien nusiteikia labai ryžtingai.
14-9, ketvirta minutė. Nors jeigu, aišku, netikiu, kad kas nors būtų nematęs vakar dienos susitikimo, nors, aišku, tokių ir gali būti sporto mėgėjų. Panašiai ir vakar pirmavo Maskvos dinamiečiai iki, jeigu neklystu, 15 ar 12 pirmo kėlinio minutės. Žalgiriečiai prastokai gynėsi ir tik tada, kada jie kruopščiau pradėjo galvoti apie savo krepšio gynybą, surengė keletą greitų atakų ir pavyko kauniečiams laimėti vakar pirmą kėlinį. O rungtynių pabaigoje maskviečiai turbūt pavargo, sutriko ir Žalgiris iškovojo pergalę. Keičiasi krepšininkai Dinamo komandoje. Vietoje Sukarevo žaidžia Aleksandras Okotnikovas, 2,14 m ir antrosios linijos žaidėjas, žaidžiantis krepšininkas Sergejus Antipovas, ketvirtasis numeris, 5 minutę, dinamiečiai pirmauja 14-11. Antipovas suklysta, tik į aikštelę. Krapikas. Nepavyko ir Grišajevui uždengti ryžtingo Krapiko prasiveržimo, iš karto Gintaras patėkojo Rimui Kupčinaičiui. Sabonis. Čia Sabonis karaliauja po krepšių, kadangi sunku permesti per Arvydą kamuolį. Brazys, Sabonis. Ir kam pražanga? Saboniui. Kovojo, turbūt stumtelėjo Ochotnikovą. Taigi Sabonis prasižengia antrą kartą. Vieno taško persvarą turi dinamiečiai. 5 pirmo kėlinio minutė. Taip, šiandien rungtynės prasidėjo be jokios žvalgybos. Tai ir pabando iš toli Ochotnikovas. 16-13. Taip, Ochotnikovas 2-14, Grišajevas 2-5, Kočerginas taip pat jau ūgis virš 2 metrų. Taip, analogiška situacija. Sabonis taip pat atsilygino Ochotnikovui, pelno 6 tašką. Ochotnikovas ir Einikis pasiekė paprasčiausią. Viena ranka tiesiog nustūmė Ochotnikovą. 16-15. Vėl keičiasi žaidėjai. Na, o keičia Aleksandras Sidekinas taip dažnai savo žaidėjus, todėl, kad nori palaikyti didžiulę žaidimo spartą. Jį paranki Dinamo komandai, kuri propaguoja tokį žaidimo stilių. Ir jis jiems yra naudingas. Neveltui dinamiečiai yra iškovoję nemažai jau efektingų pergalių. Štai ir suklydo prityrę žalgiriečiai. Dinamiečių presingas. Ir 20-15. Vladas Garašas taip pat paprašo minutės pertraukėlės. 20-15. 6 minutė. Labai arti dengia žalgiriečius dinamiečiai. Tas presingas Kurtinaitis. 3 taškai. 20-18. Iš 3-2. Šiandien turbūt Kurtinaičio pataikymo procentas bus žymiai geresnis. Vakar jis taip pat pelnė taškų iš toliau, bet metė daug kartų. Bazarevičius taip pat pelno 3 taškus ir 23-18. Petas leidžia pasikeisti Sukarevui. Sukarevas keičia Grišajevą. Brazys, Kurtinaitis. Štai pirmasis, matau, bus keitimas ir Žalgirio komandai. Ruošiasi rungtyniauti Valdas Chomičius. 23-18. Bazarevičius. Aiškiai suklysta čia dabar Šakulinas, bet taip pat klydo ir kauniečiai. Gerai, kad taip baigėsi ši klaida. Kurtinaitis. Truputėlį skuba, manau, žalgiriečiai. Galima pažaisti ramiau, taktiškai jie yra geriau pasiruošę. Turi ir Arvydą Sabonį. Brazį keičia Valdas Chomičius. O Romanas Brazdauskis taip pat netrukus įeis į aikštę. Dar jam patarė Vladas Garastas. Kada keičiasi žaidėjai, vyksta ir tokia taktinė kova. Jėjas krepšininkas pasako draugams, ką liepia treneris daryti toliau. 23-20 po Sabonio kablio. Kauniečiai atsilieka 8 pirmo kėlinio minutę 3 taškais. Antipovas. Tokios klaidos. Kamuolė tiesiai įkrenta varžoms į rankas. 25-20. Taigi jūs dabar turite progas įsitikinti, kad dinamiečiai pajėgus kolektyvas ir turbūt jau nesistebėte, kad Žalgiris pralaimėjo šiai komandai vieną kartą Maskvoje.
Brazdauskis keičia Gintarą Einikį. Kurtinaitis gražiai numušė kamuolį, bet teisėjai parodė, kad būtent jis paskutinysis jį lietė. Bazarevičius. Sabonis. Taip suspėjo kyštelėti ranką. Čia jau buvo per sudėtinga. Brazdauskiui labai arti buvo vienas prie kito žalgiriečiai ir čia padara ir keli dinamiečiai bėgo link savojo krepšio. Saboniui nesudėtinga pagauti ir tokį kamuolį. Chomičius. Truputėlį toksai padrikai žaidžia kauniečiai. Primetė jiems savo žaidimo stilių Dinamo komanda. 25-20 Bazarevičius. Prasižengia Sabonis. Taip, Sabonis prasižengia trečią kartą. Vakar 3 pražangas 4 minutę buvo gavęs ir Rimas Kurtinaitis. Vėl keičiasi krepšininkai aikštėje, Kačerginas, Grišajevas, Einikis keičia Sabonį. Tai 3 pražangos. Nežinia, kas gali dar būti toliau. Kol kas dinamiečiai nusiteikia labai ryžtingai. Dimitrijus Trušinas. (27-20) ir iš karto presingas. Pavyko porą kartų perimti kamuolį. Bando toliau taip Dinamo kenkti Žalgirį. Krapikas. Na, jau neblogai, kad žalgiriečiai daro derinius. Ne viskas, aišku, kol kas pavyksta. Krapiko tolimas metimas. Ir pralaimi dabar. Ryškokai pralaimi dvikovą dėl atšokusio kamuolio. Kačerginas užmynė ant galinės linijos. Kurtinaitis ir Brazdauskis. Chomičius tik vienas kovoja dėl atšokusio kamuolio, neaišku, kur buvo Einikis su Brazdauskiu. Taip, labai daug klaidų. Kurtinaitis. Neteisus pats žalgirietis. Vladimiras Šanis parodė, kad mesdamas į krepšį kitą ranką stūmė varžovą. 27-20. Štai dar vienas įdomus momentas. 10-1 kėlio minutę žalgiriečiai jau yra prasižengę 6 kartus, kai tuo tarpu Dinamo turi tik 2 pražangas. Krapikas. 27-22. Kuo įtemptesnė, aišku, kova, tuo įdomiau mums visiems stebėti tokias rungtynes. Kačerginas. Einikis. Na, tiesiog, liaudiškai šnekant, trūksta žodžių, kaip nerūpestingai žaidžia Gintaras Einikis, aišku, gali pykti tik ant savęs. Atrodo, atkovojo kamuolį ir taip lengvabūdiškai perduoda jį dinamiečiui ir stovinčiam be to po krepšiu. Dar vienas netikslus perdavimas. Šį kartą suklydo jau prityręs žaidėjas. Žingsniuoja, taip. Dar keičiasi krepšininkas Dinamo komanda. Ir minutės pertraukėlės paprašo Aleksandras Sidekinas, tuo pačiu padėdamas Žalgirio komandos treneriams. Jūs stebite dabar vaizdo įrašą. Rungtynės vyko dieną. Mūsų televizijos radio komiteto sporto redakcija prašė šių rungtynių organizatorių, kad rungtynės įvyktų anksčiau dienos metu, kad po to visi štai ir dabar sėdintys sporto halėje galėtų ramiai stebėti transliacija iš Vilniaus sporto rūmų. Įdomus renginys, bet organizatoriai nesutiko ir negalėjome suderinti dviejų puikių renginių. 29-22, 11 minutė. Pirmauja Dinamo. Antipovas. Taip, žaidžia paprastai, panašiai kaip ledo ritulyje. Meta, kovoja dėl kamuolio. Be jokių gudrybių. 31-22. 9 taškų persvara. Taip, labai daug žaidėjų. Kamuolys liečia dinamietį. Na, manau,
kad netikslinga tokie vidurio puolėjų metimai. Nėra kam po to kovoti dėl atšokusio kamuolio. Šiuo metu Žalgirį Kurtinaitis. Žalgirį yra aikštėje puikių snaiperių, kaip Chomičius, Kurtinaitis ir Krapikas, taip kad vidurio puolėjams reikėtų būti arčiau krepšio. 31-24. Bazarevičius. Labai techniškas krepšininkas. Puikiai orientuosi situaciją. Na, turbūt dabar trise pavyks nugalėti varžovų pasipriešinimą. Brazdauskis mažina skirtumą. 31-26. Tai vėl ir kaip vakar, šiandien žalgiriečiai atkakliai vejasi varžovus. Turbūt pasivis jos baigiantis pirmam kėliniui. Bazarevičius. Einikis leido įbėgti Grišaivui baudos aikštelę, po to jis stūmė. Lekerauskas įėmė aikštę, Mindaugas labai gerai ginasi. Prisimenu antrose rungtynėse Tbilisyje, jo puikiai gynyba tiesiog įkvėpė draugus. Štai dabar užstoja iš karto Ochotnikovui. Neleido bėgti baudos aikštelę, bet nekliudoma atako Dmitrijus Šakulinas. 3 taškai ir 34-26. Neteisus Šakulinas, 8 numeris. Na, Chomičius tiesiog norėjo prasibrauti pro 2 vienamečius. Kurtinaitis. Dmitrijus Trušinas. Vėl Šakulinas. Ir 2 taškai šį kartą. 36-26. 10 taškų skirtumas. Taip reikia pripažinti, kad šiandien žalgiriečiai ginasi dar prasčiau. Ir taktiškai, manau, žaidžia neteisingai dabar. Skuba, lekia, meta vidurio puolėją iš toliau. Neteisus Antipovas. Ketvirta dinamiečių pražanga. Žalgiris jau yra pasižengęs 7 kartus. Kurtinaitis, Lekerauskas. Tiek netikslių perdavimų retai tenka stebėti, kad taip netiksliai žalgiriečiai perduotų vienas kitam kamuolį. Keičia Vladas Garastas antrosios linijos žaidėjų, štai ruošiasi vėl įeiti aikštę Algirdas Brazys, galbūt jam pavyks nuraminti įsisiautusius žalgiriečius. Krapikas. Dar kartą Krapikas. Išuškėjo išmušti ant kamuolį Dmitrijus Trušinas. Be reikalo švilpė žiūrovai. Atidžiai stebėjo šį momentą, viskas vyko pagal taisyklės. Štai ir iš tokios padėties sugavo pelnyti taškus Dmitrijus Trušinas ir Žalgirio komandos treneriai dar kartą bando nuraminti savo auklėtinius, paprašyti jų pagaliau žaisti kaip jie moka. 40-26. Pirmauja dinamiečiai, 6 minutės ir 49 sekundės. 40-26. Sabonis ruošiasi įeiti aikštę. Kurtinaičiui labai nesiseka, nepataiko. Toliau taip galima pasikeisti, nes keičiasi ir Dinamo komandos žaidėjas. Sergejus Košerginas 15 numeris, o Sabonis žais vietoj Lekerausko. Priminsiu, kad Sabonis yra prasižengęs 3 kartus. O Dinamo komandoje tik 4 krepšininkai turi po 1 pražangą. Bazarevičius. Šakulinas. Vėl 3 taškus pelno Šakulinas. 43-26. Per daug leidžia atitrūkti varžovams. Ai. Per daug leidžia atitrūkti varžovams žalgiriečiai. Tai man atrodo, Krapikas pats išleido kamuolį iš rankų. Tiek klaidų, kiek padarė jų per pirmąjį kėlinį kauniečiai, turbūt užtektų kelioms rungtynėms. Prasižengė dar Kurtinaitis. Tai jau buvo 9 pražanga. Mes baudas Bazarevičius.
Aišku, pradeda nervintis kauniečiai. Aišku, dar prieš akis visas antrasis kėlinys ir dar 6 minutės ir 9 sekundės. Nesinori man tikėtis, kad Kauno Žalgirio vyrai nenori padaryti jums, gerbiamos moteris, šventinės dovanos. – 45-26. Net nesitikė, kad tokio didžiulio skirtumo žalgiriečiai pralaimi. Ir toliau dėja klysta. Prisimenate, kaip aš sakiau prieš rungtynių pradžią, kad dinamiečiai šiandien nusiteikia labai kovingai. Nei vienas pagrindinės sudėties krepšininkas nežaidė dublerių rungtynės. Sabonis pagaliau po ilgos pertraukos žalgiriečiai pelno 2 taškus. 47-28, pirmauja dinamiečiai, 5 minutės ir 32 sekundės. Chomičius, Krapikas, Brazys, Sabonis ir Brazdauskis. Chomičius pakeitė Kurtinaitį, reikia leisti nusiraminti Žalgirio komandos lyderių. 47-29. Chomičius, taip greičiau į priekį. Man norėjo sužaisti Krapikas efektingai, iš karto perduoti kamuolį Sabonį. – 47-31. Po 2 Sabonio metimo. Ochotnikovas. Sakulinas. Tai pasirodo, turi taiklę ranką šis žaidėjas. 49-31. 4 minutės 45 sekundės. Brazdauskis. Dar kartą Sabonis. 49-33. 15 taškų pelnė žalgiriečių vidurio puolėjas. Tai kada tik kauniečiai mato savo vidurio puolėją, perduoda jam laiku kamuolį. Sabonis. Ir viena nebloga proga. Gerai reikėjo perduoti kamuolį Algirdui Brazdžiui. Prasižengė Ochotnikovas, lietė matyt Sabonio ranką, keičiasi žaidėjai, vietoj jo žais Sucharevas. 49-33. Prasižengė dinamiečiai 6 kartą. Taip, dar 4 minutės ir 13 sekundžių. Krapiką keičia Kurtinaitis. Chomičius prie baudos metimo linijos. Skirtumas po truputėlį mažėja. Tiesiog buvo nejauku, kada Dinamo pirmavo net 19 taškų skirtumo. Labai aktyvus šiandien Dmitrijus Šakulinas, 8 susunys. Grišaivas. Grišaivas žino, kad Sabonis jau turi 3 pražangas. Visockas. Galbūt jam geriau seksis kovoti dėl atšokusių kamuolių. Galingas krepšininkas. Labai jau aiškiai Kurtinaitis perdavė kamuolį Saboniui. Pažarėvičius. Rungtynių sparta dabar žymiai didesnė negu kad per pirmasis 10 minučių. Vėl 51-35 pirmauja dinamiečiai. 3 minutės ir 35 sekundės. Žalgirio trejetas. Chomičius stengiasi pabėgti nuo Bazarėvičiaus. Visockas. Visockas labai staigiai meta. 51-37. Trušinas, Bazarėvičius, Grišaivas, Sucharevas, 53-37.
keičiasi krepšininkai Dinamo komanda. Taip, visą laiką stengiasi palaikyti didelę spartą Aleksandras Sidekinas. O Kurtinaitis tuo metu treniruojasi. Taip, šiandien jam nesiseka truputėlį mesti iš toliau. 3 minutės ir 1 sekundė. 53-37. Kočerginas žaidė šalies jaunimo rinktinėje savo laiku. 55-37. Taip, nors ir labai stengiasi kauniečiai, bet vėl dinamiečiai gyja solidesnę persvarą. Kurtinaitis pašaudino Kočerginą. Visockas. 55-39. Ir toj pat skuba į priekį dinamiečiai. Antipovas. Kucharevas. Sabonis. Komičius 2 prieš 2 su Kurtinaičiu. Labai išradingas perdavimas. 2 dinamiečiai ant grindų ir dar prasižengia. Tai 7 Dinamo pražanga. Matote, prasižengia 7 kad dinamiečiai tik likus 2 minutėm. Labai iš toli metė Sabonis, net nepasiruošęs kovoti dėl šaustusio kamulio. Visockas pabandė, bet pamatė, kad nėra jokių vilčių. Trušinas, Dimitrijus Trušinas, 57-39. Na, pakomentuokite jūs patys tokius momentus prie Žalgirio komandos krepšio. Bus turbūt apie ką pasikalbėti persirgimo kambarė. Nežinau, kodėl dar aikštėje nėra Sergejus Jovaišas. Galbūt sirguliuoja, nors vakar žaidė, rungtyniavo neblogai. 1 minutė 10 sekundžių. Sabonis. 57-41. Minutės pertraukėlės prieš Aleksandras Sidekinas. Tarp kitko, pirmą kartą su maskviečiais mūsų Respublikos krepšininkai susitiko 40 metais Maskvoje. Paskutinė pirmo kėlinio minutė. Gali pasigrožėti keliais efektingais Sabonio metimais. 57-43. Aišku, nelaimės Žalgiris pirmo kėlinio, bet galbūt pavyks sumažinti tokį didelį skirtumą. Kucharevas 2 taškai skaityti ir, man atrodo, dar pražanga Saboniui. Taip, Saboniui. Vladimiras Šamis parodo, kad Sabonis prasižengia 4 kartą. Visiškai bereikalinga pražanga. Aiškiai nepatenkintas Sabonis. Ką padarysi? 4 pražanga. Man atrodo, nereikia eiti prie teisėjo, ginčyti su juo, nieko nebepakeisi. 4 pražangos. Tai jau blogai. 29 sekundės iki kėlinio pabaigos. 16 taškų persvarą turi dinamiečiai. Tai ką reiškia nerūpestingas žaidimas. Tokia prasta gynyba. Sabonis norėjo perduoti kamuolį Visockui. Dinamiečiai žaidžia paprastai ir išnaudoja visą žalgiriečių beveik klaidą. 61-43, 8 sekundės. Sabonis su kamuoliu. 61-45, 3 sekundės, 2, 1 ir nebespėjo atakuoti. 61-45. Tokiu rezultatu pirmą kėlinį laimi dinamiečiai. Siūloma stebėti antrąjį kėlinį. Dar kartą primenu, kad dėja kauniečiai pralaimėjo pirmąjį 45-61. Kauniečiai vilki žaliais marškinėliais, dinamiečiai balta apranga. Rungtynėms teisėjauja tarptautinės kategorijos teisėjas Vladimiras Šamis iš Leningrado ir Alikas Rzajevas, sąjunginės kategorijos teisėjas iš Baku. Turbūt įvyko labai rimtas pokalbis žalgiriečių Rūbinėje. Aišku, taip klysti ir taip rungtyniauti turbūt nederėtų. Tai pasidomėjau techninių protokolų duomenimis. Per pirmą kėlinį žalgiriečiai sugebėjo suklysti net 22 kartus. Vakar, pažiūrėjau, per visas rungtynės kauniečiai suklydo apie 16 kartų tik tai.
Kauniečių penketas antrame kėlinyje. Sergejus Jovaišas nežaidė pirmame kėlinyje. Valdas Chomičius, Arvydas Sabonis, Arūnas Visockas ir Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas su Vidu Virbicku leido aikštelę tokį turbūt patį kovingiausią dabar penketą. Žalgirio komandos kapitonas mes baudas. Pirma minutė. 63-48. Ir 63-49. Priminsiu dar maskviečių žaidėjus aikštėje. Bazarevičius 9-asis numeris, 6-asis numeris Dmitrijus Sukharevas, 12-asis Dmitrijus Trušinas, 15-asis Sergejus Kočerginas ir 11-asis numeris Sergejus Grišajevas. Galingi krepšininkai, aukšti žaidėjai. Kaip minėjau, nieko ypatingo nerodo Dinamo komanda. Žaidžia, stengiasi visi krepšininkai. Žodžiu, žaidžia pagal galimybės ir todėl toks rezultatas. Taip, reikia išnaudoti ir tikėsimės, kad taip įvyks. Kauniečiai pajėgus ir techniškai, ir taktiškai įvykdyti visus sumanymus krepšinio aikštėje. Jų gretose daug pajėgių žaidėjų. Šiuo metu net 3 olimpiniai čempionai. 4 nusipelnę sporto meistrai, 1 tarptautinės klasės sporto meistras. 12, lieka 12 taškų antro kėlinio minutę. Sabonis. Užmynė ant galinės linijos žalgirietis. Aleksandras Sidekinas ir toliau dažnai keičia žaidėjus. Šiandien abiejų komandų krepšininkai žaidžia žymiai greičiau. Sukharevas, Bazarevičius. Chomičius, aišku, Dinamo krepšininko jėgos nebegalinės. 3 taškai, pirmasis Sergejaus metimas. 63-53. Na, galbūt Žalgirio komandos treneriai specialiai saugojo Chomičių, saugojo Jovaišą antram kėliniui. Žino, kad jis gali įmesti. O Sergejus ypač pataiko tada, kada labai reikia. Chomičius, tai pražanga buvo, ne, metimas nebus įskaitytas. Prasižengia Trušinas, keičiasi vėl krepšininkai. 3 minutė, 63-54. Lieka tik 9 taškai. Kurtinaitis. Na, dabar galima sužaisti ir su vidurio puolėju. 2 taškai įskaityti ir prasižengia Sukharevas. Audringa antro kėlinio pradžia. Ir malonu, aišku, mums visiems, kad kauniečiai nusprendė daugiau nebejuokauti. Minutės pertraukėlės paprašo Aleksandras Sidekinas. 3 minutė, 63-56. Pirmauja dinamiečiai ir Arvydas Sabonis mes dar vieną baudą. Bazarevičius. Kiek prisimenu, visą laiką Dinamo komandoje buvo keletas labai mažų krepšininkų, antrosios linijos žaidėjų. Atsakingas buvo metimas. Kurtinaitis, Chomičius. Sabonis. 63-58. Priminsiu, kad Sabonis turi 4 pražangas. Tikiuosi, kad Arvydas sugebės žaisti labai atsargiai. Štai dabar matau ir Žalgirio komandos atsarginė žaidėjai paprašė Arvydo, kad žaistų labai atidžiai. 63-58. Kurtinaitis kovoja su Grišajevu ir Vladimiras Šamis nusprendžia skirti ginčą. Didina ūgio persvarą Aleksandras Sidekinas. Vietoj Sukharevo rungtyniaus Aleksandras Ochotnikovas. Ginčas prie Žalgirio komandos krepšio. Kurtinaitis ir Grišajevas. Kurtinaitis. Nes ir labai stengiasi. Efektingas metimas, toks pusiau kablys. Aleksandras Ochotnikovas. 65-58. Labai reikalingi tolimi metimai. Sabonis. 65-60. 31 tašką pelnė Žalgirio komandos vidurio puolėjas.
Prasižengia Sergejus Jovaiša. Ochotnikovas, dar vienas kablys, 67-60, 5 antro kėlinio minutė. Kaip minėjau, po šių rungtynių kauniečiai turės nedidelę pertrauką. Jie dabar žais su CSKA komanda čia Kauno sporto halėje kovo 18-19 dienomis. Įdomi situacija. Nepamatė Sabonis mažojo Antipovo. Analogiška situacija. Sabonis nesuspėjo sugrįžti Ochotnikovas. Iš eilės 3 metimai. 69-60. Tiek atiduota jėgų, tiek pastangų ir vėl 9 taškai. Sabonis. Padėjo Grišajevas, Sabonis ir 69-62. Metimas įskaitytas ir dar viena bauda. 33 Sabonio taškas. Malonu, kad Arvydas labai stengiasi. Nori pelnyti kuo daugiau taškų, nes 5 baudą gali gauti ir nebūdamas kaltas. 69-63. Pirmauja dinamiečiai. Grišajevas. Prasižengia Arūnas Visockas. Turbūt stumia Grišajevą ar Sergejus Jovaiša. Ir pabudo kilstelio ranką. Manau, ir teisėjai žiūri sutrikę ir sekretariatas. Nematė, kam pražanga. Kutinaitis. Kutinaitis truputėlį sukliudo dabar vienas kitam kauniečiai, Kutinaitis ir Sabonis. Taip, toks žaidimas yra žymiai parankesnis dinamiečiams. 71-63, 6 minutė. Dar kas įdomu, žalgiriečiai yra prasižengę vieną kartą. Dinamo jau turi 5 pražangas, aišku, taip pat neblogai. Sabonis. Ir toj pat prasižengė Ochotnikovas. 6 pražanga. Kačerginas Sucharevas sugrįžta aikštę ir Brazdauskis. Ką Brazdauskis nori pakeisti? Sabonį. Tai Brazdauskis keičia Sabonį. Matys Žalgirio komandos treneriai nori patausoti savo komandos vidurio puolėją rungtynių pabaigai. Chomičius labai sunkios padėties pelno reikalingus 2 taškus. 71-65. Brazdauskis jau prasižengia iš karto taip, kada Ochotnikovas įgavo, kamuolys įstumtelėjo. Ir dažniausiai taip būna, kada varžovas jau pagauna kamuolį, sunku išmušti jį pagal taisyklės. Ginčiai tęsiasi toliau prie sekretariato. Brazdauskis prasižengia pirmą kartą. Mazarevičius. Lietė Kurtinaitis kamuolį. Nelietė kamuolį. Tai Vladimiras Šamis teisus. Vladimiras Šamis teisus. Nieko nepadarysi. Man atrodo, dar kartą mes pasižiūrėsime šį momentą. Kad būtų mažiau aistrų, teisėjai nusprendė skirti ginčą. Pirmame kėlinyje buvo analogiška situacija. Na, Vladimiras Šamis gal ir per daug naudojasi savo vyresniojo teisėjų teisėmis, nors Žurajevas parodė, kad ginčas. Sabonis grįžta aikštę, žais vietą Arūno Visocko. Ochotnikovas. Chomičius. Ir prasižengia Antipovas.
Tai pražanga buvo. Ir tai 7. komandinė dinamiečių pražanga. Kauniečiai yra prasižengę tik 3 kartus. Tai taip pat malonus rodiklis, aišku, Žalgirio komandos naudai. Sabonis. 2 taškai. 71-67. 4 tik taškai ir Sabonis mes dar vieną baudą. 4. kartą prasižengia Ochotnikovas. Situacija truputėlį įsilygina, bet Dinamo komanda dar yra Gryšajevas. 71-68. Serginas. Ochotnikovas. Sabonis. Dabar Sabonis laimė visas dvikovas tiek po savo krepšiu, tiek po Dinamo komandos krepšiu. Išskaitys teisėjas 2 taškus ir minutės pertraukėlės. Kas prašo minutės pertraukėlės? Niekas. Du taškai išskaityti ir teisėjas parodo, kad 5. kartą prasižengė Ochotnikovas. Taip, šiandien daug ginčų ir sutriko ir teisėjai. 71-69. Taip, žymiai mažiau klysta kauniečiai. Atrodo, kad kas pakeitė komandą. Jeigu pirmame kėlinyje žaidė labai jau nerūpestingai, kaip minėjau, suklydo net 22 kartus per kėlinį. Dabar žaidžia jau visiškai kitaip. Galima taip žaisti. Kamuolys buvo atšokęs nuo krepšio lanko. Aktyviai ir dinamiečiai. Prasižengia dar kartą Dmitrijus Trušinas. Na, žaidėjai, aišku, savotiškai gudrauja, pamatė, kad truputėlį skiriasi teisėjų sprendimai. Bando iš karto reikšti pretenzijas jiems. Brazdauskiai keičia Krapikas. Baudas meta Rimas Kurtinaitis. 12 minučių 40 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. Ir Kurtinaitis turi progą persveti rezultatą. 71-71. Lygų. – 72-71. Pirmauja Žalgiris. Pagaliau sulaukėme tokio momento. Priminsiu, kauniečiai buvo pirmame kėlinyje atsiliko ne 19 taškų skirtumo. Aktyvi gynyba, ryžtas, noras. Sabonis. Kurtinaitis. Ginčas. Taip, ginčas. Nenori rizikuoti ir teisėjai. Štai kokios įdomios ir kovingos rungtynės. Kovo 8 dieną. Kurtinaitis laimi dvikovą. Chomičius skuba į priekį Jovaiša ir Kurtinaitis. Matau, Jovaiša nuramina draugus. Žaiskime ramiau. Dabar Sabonį dengia Sucharevas. Reikia pasinaudoti tuo. Sabonis ir Sucharevas. Jos labai dengia atsargiai. Žino, kad Arvydas sugeba perduoti kamuolį. Manau, bereikalo metė dabar Arvydas. Jis norėjo kuo geriau. Šipovas. Sakulinas. Ir vėl pirmauja dinamiečiai. 73-72. 9 antro kėlinio minutė. Gražiai suklaidino varžovus Kurtinaitis. Gaila, kad nepavyko baigti sėkmingai šios atakos kauniečiams. Taip, dviem žalgiriečiams Krapiko ir Jovaiša pavyko apginti savo į krepšį. Chomičius. Vėl panaši situacija. Šį kartą 2-2. Dar kartą sėkmingai žaidžia. Ne, vis dėlto teisėjas parodo, kad stumia dinamietį. Ir minutės pertraukėlės prašo, man atrodo, Dinamo komandos treneris. Dabar baudas meta Sergejus Antipovas. Dinamo komandos žaidžiantis krepšininkas ir rodikliai
neįspūdingi. Pirmoji bauda netaikli. 74-72. Gera antrame kėlinyje tokių nerūpestingų kamuolio perdavimų. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Bet labai kibiai dengia Kurtinaitį. Ir teisėjas iškart štai šis momentas. Penktoji ir antrojo Dinamiečio pražanga. Ochotnikos ir Antipovas pelnė 3 taškus. Aikštėje Bazarevičius, 74-72, Kurtinaitis, 1-1. 93. 13 taškų. Ir vėl lygus, 74-74. Taip, nepamatė dabar prie ant baudos linijos stovėčio Grišajevo. 76-74, pirmauja Dinamo. Taip, nebejoju, kad šiais metais dinamiečiai kovos dėl čempionato apdovanojimų. Rapikas, lygus 76-76, 10 minučių ir 5 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Bazarevičius. Grišajevas stengsis priartėti prie krepšio. Priversi prasižengti 5 kartą Sabonį. Galėtų teisėjai skirti 3 sekundės. Rapikas, Kurtinaitis, kitoje pusėje Fomičius. Atskubėjo dar ir Jovaiša. Gerai, kad palaukė Sabonio žalgiriečiai. Sabonis. 78-76 po Arvydo metimo. 39-asis Sabonio taškas. Pirmauja žalgiriečiai. Bazarevičius nėra. Fomičius pabėga nuo varžovų. 3 žalgiriečiai artėja prie krepšio. Krapikas. 80-76. Pirmauja žalgiris. Taip, dar keletą kartų apginti savo į krepšį. Trušinas. Tik neprasižengtų Sabonis. Kauniečių kamuolys. Dar viena gera proga. Kurtinaitis. Mes iš toli. 3 taškai. 83-76. Gražus žalgiriečių spurtas. 83-76. Bazarevičius rodo, kokį daryti darinį draugams. Trušinas. Sucharevas. Kaip gražiai Kurtinaitis išmuša kamuolį Suchariu. Fomičius. Krapikas. Puikus prasiveržimas. 85-76. Ne, neįskaito teisėjas. Teisėjas pasirodo neįskaito šių 2 taškų ir rodo, kad anksčiau prasižengė Dimitrijus Trušinas. – 84-76. 85-76. Brazys leidžia pailsėti Sergejui Jovaišai, o Visockas Valdui Fomičiui. Atakavo dublerių komandos žaidėjas Minaškinas. Visockas. Taip, kad tik nepaskubėtų dabar kauniečiai. Taip, Sabonis su kamuoliu. 87-76. 41 taškas. Lygiai 8 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Na, dabar pradėjo siausti dinamiečiai. Rapikas. 89-76. Taip, ir vakar baigiantis pirmam kėlinio rungtynėms sutriko Dinamo krepšininkai. Aišku, atidavė daug jėgų, stengiasi, daug pirmavo. Ne juokas pirmauti prieš Žalgirio komandą, žaidžiančią Kauno sporto halėje 19 taškų skirtumo. O Žalgirio antrame kėlinyje galima, aišku, pagirti
už tokį ryžtą ir taip, kad jie dabar mažiau klysta, žaidžia taip, kai jie gali ir moka. Na, dabar, aišku, tik tai prarado kamuolį, bet skaudėdamas Kurtinaitis. Bet tai jau visiškai kita komanda, negu kad pirmame kėlinyje. 89-78. Nors 10 taškų dar ne viskas. Bet aišku, jau lengviau. Ir kauniečiai be to yra prasižengę tik 4 taškus. Sabonis. 91-78. 43 taškas. Sucharevas. 91-80. 6 minutės 45 sekundės. Visockas. Du kartus paskubėjo žalgiriečiai. Na, dabar nepamatė teisėjai, kaip Kurtinaitis taip išmušė kamuolį. Sabonis. 93-80. Taip, jūs galite lengvai paskaičiuoti, kiekgi dabar laimi žalgiriečiai antrame kėlinyje, kokiu skirtumu. Priminsiu, kad pirmą kėlinį laimėjo Dinamo 61-45. Vietoj Sucharevo žais Grišajevas. Pasižengė Rimas Kurtinaitis, tai tik 5 pražanga. Ir Brazdauskis taip pat keičia Sabonį. Ir Sabonis padarė savo. Gerai kovoja dėl kamuolių. Rezultatyviai atakavo dinamiečių krepšį. Toks tikras sportinis pyktis. 6 minutės ir 19 sekundžių. Trušinas, Bazarevičius. Minaškinas, 5 numeris, Bazarevičius. Brazys išmušė kamuolį, gaila, kad nepavyko ir priverstas prasižengti Brazdauskis. Brazdauskis prasižengė antrą kartą. Baudas mes Sergejus Bazarevičius, 9 numeris. Geras krepšininkas. 93-82. Pirmauja žalgiriečiai. Jūs matote, dinamiečiai spaudžia jos. Žalgiriečius po visą aikštę. Visockas. Pagaliau žalgiriečiai atsistojo į pozicijas, bet nežaidžia be kamuolio. Taip reikėtų įdėti daugiau. Na, laiko dar yra atakai. Visocko pusiau kablys 95-82. Lieka 5 minutės 45 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Bazarevičius. Dar kartą turėjome progos įsitikinti, kad tai labai techniškas krepšininkas. Kaip gynėjas pelnė jau daug taškų. Visockas. 97-84 po Visocko metimo. Rušinas. Taip, aiškiai klysta dublerių komandos jaunasis krepšininkas, sunku jam žaisti. Jovaiša. 99-84. Malonu, kad žalgiriečiai mums visiems įrodė ir mūsų brangiosioms moteriams, kad pirmasis kėlinys tai atsitiktinumas. 2 taškai skaityti, atrodo, kad teisėjas išklyptelė, bet ne. Žalgirio kamuolys, lieka 4 minutės 44 sekundės. 99-86. Krapikas. 101-86. Taip, kai viskas pasikeitė antrame kėlinyje. Kačerginas. Grišajevas. Brazdauskis turi tik tai 2 pražangas, štai dabar 3. Kačerginą keičia Sucharevas, bet manau jau žalgiriečiai ir pirmauja, ir turi iniciatyvą. Tokios paskutinės ir, manau, jau beviltiškos Dinamo komandos atakos.
Nors aišku, jos reikia pagirti ryžtą ir kovingumą. 3 taškus pelnė dinamietis. 101-89. Jovaiša. 103-89. Bazarevičius. Toks atviras dabar krepšinis. Tik ataka ir ataka. Brazys. Krapikas. Visockas. Dar kartą Visockas. Pavyko. Bazarevičius. Būna ir tokių situacijų. Dmitrijus Šakulinas. 103-91. Dabar 2 prieš 1. Jovaiša. Truputėlį stumė Sergejų. Dinamiečiai, na, nieko nepadarysi. Teisėjas nepamatė. Tai žaisti toliau. Vėl Šakulinas. 103-93. 3 minutės 12 sekundžių. Pradėjo rungtyniauti kas daugiau įmes. Ir dar Vladas Garastas nusprendžia leisti pažaisti Arvydui Saboniui, kad padidintų savo taškų kraitį. Sabonis pelnęs per 40 taškų jau. 2 minutės 55 sekundės. Jovaiša. Labai nenorėjo kamuolys įkristi Dinamo komandos krepšį. Na, neteisus Bazarevičius. Teisėjas nusprendžia, kad geriau jie skirs žingsnius. Taip, Sabonis ir Kurtinaitis. Žais vietoje. Kurtinaitis keičia Krapiką, kuris kaip ir vakar ir šiandien žaidė rezultatyviai, kovingai. Taip, kol kas ir Sabonis pakeitė Brazdauskį. 103-93. 2 minutės 42 sekundės. Pavyko Bazarevičiui išmušti kamuolį Brazdžiui iš rankų. Taškus pelno įbėgęs aikštėje Igoris Kornyšinas. 103-95. Kaip greit sumažėjo skirtumas. Bet aikštėje Sabonis. 105-95. 47 taškas. Visockas, Brazys. Kurtinaitis. 107-95. 19 žalgiriečio taškas. Antrame kėlinyje nusprendė kauniečiai parodyti tikrą savo pajėgumą. Sabonis 109-95. 49 taškai. Taip, moteris, kaip aš ir tikėjusi, žalgiriečiai neapvylė jūsų. Kornyšinas 109-98. 111-98. Taigi žalgiriečiai iškovos 24 pergalę. Savaitėlę pailsės ir 18-19 čia Kaune jie 2 kartus susitiks su CSKA komanda. 1 minutė 4 sekundės. 111-98. Na, gal tik tai per daug taškų pelnė dinamiečiai. 98 taškai. Gali pelnyti ir daugiau kaip 100 taškų. Laiko dar yra. Dmitrijus Šakulinas. Na, šiandien jau tokios rungtynės. Prioritetas buvo atiduotas puolimui. 111-99. Visockas liečia kamuolį ir minutės pertraukėlės dar paprašo Vladas Garastas. Paskutinė rungtynių minutė. Sabonis. Taip, griebė už rankos Sabonį iš karto 3 dinamiečiai, bet pirmasis Dmitrijus Šakulinas. 100 numeris. Sabonis turi progos pelnyti 50 tašką. 28 kartus metė iš vidutinio nuotolio. Tai 50 taškas. Žino ir sporto mėgėjai čia Kaune tribūnose. 111-100. Ir 112-100.
Kornyšinas metė 3 kartus ir 100% pataikymas. 46 sekundės. Jeigu mes bus 3 taškai. Kieno kamuolys? Jovaiša išnyro iš tarp varžovų. Dar kartą Sabonis. Gaila, nepavyko Arvydui. Na, malonu stebėti Arvydo žaidimą, kada jis taip kovoja, stengiasi. Didžiulis noras pelnyti kuo daugiau taškų. Sucharevas. Lieka 18 sekundžių. 113-104. Kutinaitis. Lieka 6 sekundės, ne, 7 sekundės. 7 sekundės iki rungtynių pabaigos. 113-104 pirmavo žalgiriečiai. Prašo žiūrovai, kad mestų Sabonis. Jovaiša. Visockas. Sabonis pataiso kamuolį, skaitys teisėjai 2 taškus. 115-104 tokiu rezultatu rungtynės laimi žalgiriečiai. Na ir Sabonis tampa rezultatyviausiu krepšininku. Retas rezultatyvumas, 50 atrodo 4 taškai Sabonio sąskaitoje. Taigi dar kartą sveikiname mūsų moteris su jau besibaigiančia jų diena ir puikiai Žalgirio dovana jums, mielosios mūsų moterys. Transliaciją iš Kauno sporto halės baigėme, suorganizavo Lietuvos televizijos ir radijo vyriausios sporto redakcija. Transliacijos režisierius Vladas Baguševičius, rungtynes komentavo Vladas Seniūnas. Viso gero!